Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Išties esu tokia laiminga, kad galiu kalbėti su jumis, kad klausotės, kad esate kartu. Ir šitą įrašą tikrai pradėjau su tokiu meilės impulsu, tokio džiaugsmo impulsu, kad turiu tokią puikią, nuostabią auditoriją. Tikrai labai jums ačiū. Apkabinu dabar tiesiog tave, kuris klausaisi manęs. Taigi noriu paaiškinti kodėl. Todėl, kad startavo TikTok'e mano kanalas, kurį iš tiesų buvau pradėjusi ir truputėlį prigeso, todėl kad kažkaip jaučiau, kad nelaikas. Ir nežinojau iš tikrųjų, ką tiksliai kalbėti, nes jaučiau, kad auditorija sudėtinga. Ir dabar po daug laiko, kada iš tiesų buvau su jumis, su jūsų energijomis, kartu keliavome per sielos dvynių kelionę, nagrinėjome veidrodinės sielos. Ir tai yra tikrai toks lygmuo, tokio aukštų dažnių, aukštų vibracijų lygmuo, kuris rašot komentaruose ir tiesiog atliepiat tas aukštas vibracijas, nes mes iš tiesų surandam vienas kitą pagal balsą, pagal vibracijas. Ir nesvarbu, kad mano misija kalbėti, auginti, palaikyti, galbūt žadinti kažką, bet tiesiog mes tikrai vienas kitą atrandame pagal smegenų vibracijas, o jūs konkrečiai pagal balso vibracijas. Tas balso mano vibracijos iš tiesų jos nei geros, nei blogos, jos tiesiog atitinka tam tikrą dažnį, kuris rezonuoja su jūsų dažniu. Taigi mes vienas kitą randam pagal dažnius, pagal balso, būtent skleidžiamas bangas. O bangas skleidžiame iš savo širdies. Kažkas skleidžia iš savo proto, kažkas iš savo traumų, tai todėl mes šiandien turime labai daug vedlių, labai daug mentorių ir tikrai mes esame iš skirtingų planetų susirinkę šitoj žemėj pažinti. Ir žinot, kai žmonės pradeda vertinti ir savyje neaptinka to vidinio inkvizitoriaus, arba jį neigia, kad aš neteisiu, aš nevertinu, tai iš tikrųjų mes kiekvienas turim tą vidinį inkvizitorių ir ypatingai, kadangi tai yra šita žemė, kuri yra dualizmas, tas pliusas, minusas. Ir mes natūraliai vertinam, nes mes norim kaip ir to pliuso, bet mes nenorim to minuso. Ir mes kol mes neišmokstam valdyti šitų energijų, mes nerandam harmonijos, kad tas negatyvas irgi labai yra stipri energija, jinai labai naudinga, mes ją galim transformuoti, tol mes nemokam pasidžiaugti negatyvų ir jo paversti pozityvų. Suprantat, iš esmės mes nemokam to valdyti. Tai noriu pasakyti, kad aš dirbu su vedliais ir iš tiesų, kas studijuoja, tai Škeregio akademijoje, labai jumis džiaugiuosi, labai didžiuojuosi, nes tikrai turite tam galių ir aš įsivaizduoju, kad beveik visa auditorija, kuri klausosi manęs, tikrai turi aukštesnių šitų galių, tik tai dar ne iki galo atskleidė arba atskleidė ir jau realizuoja save kitur. Tai iš tiesų parašykit komentaruose, kaip jums sekasi, nes labai gera man, kad aš jūs turiu ir galiu tokioj meilėje bendrauti, tikrai tokiam priėmime bendrauti. Tie jūsų komentarai tokie šilti. Ir dabar pasakysiu, kaip aš perėjau į TikTok'o kanalą ir kokia ten energija to kanalo visai yra kitokia. Tai pasakysiu, kad čia tai tarytum visi mylinti žmonės, tarytum mano šeima. Nes iš tikrųjų mano auditorija, mes susitinkam visame pasaulyje. Ir jūs rašote iš tokių vietų, kur tiesiog net sunku įsivaizduoti, kad jūs galite klausytis, nes ir laiko skirtumas, ir vieta, ir kada tik tai įmanoma, tiesiog pakviečiat į svečius ir man kažkaip pavyksta apsilankyti ir jūs taip šiltai priemat, aš labai jums esu dėkinga. Tai noriu pasakyti, oi, kaip net šiurpas eina, tai iš tiesų tos energijos eina. Noriu pasakyti, kad kai startavo TikTok'o kanalas, tai aš pasijutau, kad aš patekau kaip į zoologijos sodą.
Ir aš taip klausiu mintyse, kas čia vyksta, kodėl vat, jaučiau vidinį impulsą, kad turiu tą padaryti. Ir man iškilo mano visa istorija, gal tikrai dvasinių vedlių, dvasiniai plotmiai tokia informacija atsiskleidė, kad atsitiko taip, kad iš tiesų pradedant YouTube kanalą vesti, aš delsiau, gal 2 metus delsiau, kad aš jau žinojau, kad aš turiu pradėti šnekėti, aš tempiau gumą, delsiau, nes bijojau. Bijojau iš tikrųjų reakcijų, bijojau, kas ką pasakys. Ir aš labai daug tyriau, iš kur ta baimė to vertinimo, to išorinio vertinimo. Ir labai labai daug turėjau savyje pradirbti, labai daug kovoti su savim. Ir paskui priimti tą kovą, kad aš neturiu kovoti, o turiu priimti, tai yra procesai. Kas dirbat su savim, kas einat per transformacijas, vis tiek daugiau mažiau žinote, kaip tai daroma, kad mes nenukišam kažkur tai gilin, nenuneigiam, o tiesiog sąmoningai pamatome ir su tuo dirbame, su savo tuo negatyvu mes dirbame, mes jo nenustumėm kažkur į šoną. Nes jeigu nustumėm, tai išauga į ligas. Tai atsitiko ir man panašiai. Aš vengiau to savo misijos, to savo savęs priėmimo, to išėjimo į viešumą. Aš labiau teisinaus, kad aš toksai esu labai uždaras žmogus, labai stiprus intravertas, nors kai kurie žmonės galėtų pasakyti, kad aš ekstravertas, nesvarbu. Esmė tokia, kad aš iš tiesų, kas mane pažįsta, aš esu labai giluminis, einantis į gilį žmogus ir labai besišalinantis žmonių, susibūrimų, kad tiesiog tos energijos, kurias aš generuoju, kad jos neišsisklaidytų, kad aš jas išsaugočiau ir pasidalinčiau su tais, su kuriais turiu pasidalinti. Ir tai yra vienetai ir aš todėl labai mėgstu dirbti asmeniškai, eiti labai stipriai į gilį. Daugelį tai gąsdina, nes tiesiog ten atsiskleidžia labai stipri gelmė žmogaus, ten atsiskleidžia siela ir va ten vyksta sielos operacija ir žmonės išsigąsta. Bet dabar kas vyksta, kodėl labai svarbu kalbėti apie sielos planą, todėl kad šitas karas, maras, visokios stichijos būtent ir veda, kad išeitų žmogaus siela į pirmą planą. Tai dabar jeigu kas neišeis gariruoju, gražiuoju, tą žadins, vat, kaip minėjau, šitomis visomis priemonėmis. Taigi, kas einate tuo keliu ir išgyvena transformacijas, jūs tik dėkokit, džiaukitės, kad jūs išgyvena taikos metu tas transformacijas. Nes kad kai kurie žmonės, jų sielos pasirinkę eiti per šitas transformacijas karo laiku, nes ten išeis su kita patirtim. Tai vat, ir žinot, tas labai gerai matosi ir kodėl dabar aš išėjau tą kanalą ir kodėl man vat aukštesnės jėgos rodo. Ir jos mane labai palaiko, guodžia ir iš tiesų žmonių labai daug. Kaip sakau, mano angelų sargų, mano palaikytojų, ačiū jums, kurie mane palaikote TikTok'e. Iš tiesų taip gera jausti va tą energiją, tiesiog matau, jaučiu kaip iš YouTube kanalo, va ta pati energija tokia mylinti, tiesiog eina per TikToką ir kaip jūs uždėdat tą širdutę arba ten tiesiog parašot gražų komentarą, taip yra gera, tiesiog jaučiu tą šilumą, tą mūsų šeimą bendrą, kad mes iš vienos žvaigždžių planetos, būtent nes čia šita žemė yra daugybės dimensijų, daugybės planetų, tai yra kaip žvaigždžių karai tam tikrą prasme, tiesiog net ne perkeltinė prasme, bet tikrai ta tiesioginė prasme, nes žmonės yra iš skirtingų dimensijų, skirtingai mąstantis. Kodėl mums nereikia vertinti, kritikuoti? Todėl, kad mūsų siela savo noru atėjo į šitą žemę patirti patirtį. Tai įsivaizduokit. Dabar, kaip aš papuoliau į TikToką, man pradėjo rodyti ir aiškinti va šitą informaciją. Todėl labai labai mielai su didelė meilė su jumis dalinuosi. Mano misija iš tikrųjų išvesti žmonės į savirealizaciją, kad į sielos planą, pagal sielos planą žmogus gyventų pagal sielos planą, reiškia save realizuotų pagal tą talentą, kurį įdėjo Dievas, kūrėjas, į jūs įdėjo kūrėjas, ar ne? Į mane įdėjo kūrėjas būti tuos raikteliu, palaikyti žmogų, atskleisti jo aukštesnės galias, atskleisti aiškiaregystę, aiškiažinystę, aiškiajautystę, paruošti jį būti vedliu ir tokiu vedliu,
ko iki šiol net tokių nei profesijų nebuvo, nei tokių pozicijų nebuvo. Tačiau va, visi šitie sukrėtimai žmogų išveda. Ir tai yra iš praktikos jau kalbų. Ir ten man rašo, o jūs čia ką musmirį apsivalgėt. Ir žinot, man tai yra tiesiog kaip komplimentas, kuria prasme, kad žmogus iš tikrųjų nepajėgus suprasti ir suvirškinti informacijos, jeigu jis yra 3D išmatavime, arba, tai yra kita dimensija. Kurie mane klausot, jūs dabar suprasite, apie ką aš kalbu. Tik tokie žmonės tenais yra visokio plauko, kaip sakau, visokio plauko gyvūnėliai. Čia be jokio įžeidimo kalbu, o kalbu su pagrindu, tuoj paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad mes kaip žmonės esame ir biologinės būtybės. Pas mus yra smegenyse 1, 2, 3 smegenys. Pas mus yra reptilinės smegenys. Reptilinė dalis. Įsivaizduojat, reptilinė dalis smegenų. Tai yra pas mus, jau čia aš filosofijos vadovėlio aš jums neperpasakosiu, bet tai yra mokslas, kad mes turim biologiją. Ir teologija aiškina, žmogus gyvūnas, ar ne? Ir dabar man parašo žmogus, jūs ką apsivalgėt musmiriu. Tai dabar apie šitą sakinį galėčiau aš tiesiog tikrai knygą parašyti. Vienas dalykas, tai rodo, kad žmonės yra skirtingų dimensijų. Sakau, kodėl mane įmetėt į va šitą va tokį kaip liūtų lizdą, liūtų narvą kažkokį, arba kaip zoologijos sodą. Nes žmonės tokius baisius komentarus rašo. Paskui galvoju, pala linkite, stop, čia kažko tave moko. Nekriski auką, tu iš to labai turėsi naudą. Ir tikrai dabar aš jums papasakosiu, kokią mes naudą galime turėti, kai mus heitina, kai mus kritikuoja, kai mums rašo baisius komentarus. Iš tikrųjų, tą energiją, jeigu mes išmokstam valdyti, mes gauname tokią kaip didelę ugnį, daug energijos. Kaip žinot, žmogus guli, neturiu energijos, neturiu kurti, neturiu dirbti, negaliu, nėra jėgų. Tai kada gauni šitą užtaisą, tu tą energiją gali paversti kokią nori energiją. Tai yra energija. Išgirdai mane, ką sakau, jeigu dar neužmigai nuo mano šnekų. Žodžiu, paklausyk, dar kartą pakartoju. Ta energija, tu vertini, kad negatyvi energija tau parašė kažką blogo. Bet šitos energijos užtaiso tau užtenka, kad tu ją transformuotum, tu gali ją įdarbinti. Arba eiti kažkokius darbus daryti. Man užtenka, pavyzdžiui, visą savo pievą nupjauti. Pas mane labai labai daug žalytės ir labai didelė pieva. Ir aš labai mėgstu, kai jinai būna tokia graži. Ir, žodžiu, aš kalbu tiesiog, jūs turit savo kažkokias ryties, ar ne? Transformuoti tiek jėgos užtenka. Paskui galite transformuoti į kūrybą. Galite transformuoti savo pinigų energiją. Suprantat? Išgirdot, ką pasakiau? Viena sąlyga, aš jau čia visur kartoju. Viena sąlyga, jeigu jūs išsigydėt auką, jeigu jūs kažkas sukritikavo ir jūs krentat į auką, kad kaip su manim pasielgė, kaip man baisiai pasakė, nuėjot į savigailą, viskas, jūs pralošėt. Jūs neaptransformuosit šitos energijos. Bet kada jūs vertinat, kad išlaisvino energiją ir jūs jaučiat, kad dega ten kažkur tai, iš širdį ten, ne? Pagaukit tą energiją, išmokit, kad ten tarkim, oi man kaip peiliu dūrė į širdį, suprantat, laiku sustabdykit tą peilį, kaip tie aikido, ar ne? Tai tiesiog paimate tą energiją, tą stiprią, ir jūs ją paverčiat kitą energiją. Ir va čia yra aukštasis pilotažas. Tai dabar žiūrėkit, kai rašo, tarkim, man parašė tą komentarą ir aš padėkojau tam žmogui, sakau, jeigu jūs rašote, reiškia, jūs ragavote, reiškia, jūs žinot, ką reiškia būti apsivalgius musmiriu, tai gal ir mane pavaišinsit. Iš tikrųjų, tai aš esu girdėjus, ką išgyvena žmonės valgantis tas musmerės. Aš jų nevalgiau, bet iš esmės patirtis, kas įvyksta, kai žmonės valgo tas musmerės. Dabar čia labai madinga, ar ne? Tai va, tai vyksta tas toksai patekimas tarp pasaulių. Tai aš iš esmės jau esu patekus tarp pasaulių,
kur tenais blaškaisi, nerandi išėjimo, nes nori grįžti, bet grįžti kūnas nepriema, nes jau ten jungtis atsijungia, ar ne? Tai va, tai žodžiu, o į tenai dar blaškaisi, kad ne, o tave tiesiog traukia siurbia. Ir tu tiesiog ten nėra parametrų, kaip išsilaikyti. Tai va, tai ten yra tokie kabliukai, kur įmanoma išsilaikyti, bet čia jau asmeniniuose pokalbiuose aš juos pateikiu šitą informaciją. Tai va, kaip praktiškai išlipti iš mirties. Tai dabar noriu pasakyti, kad kas valgo musmirės, vat išgyvena šitą. Kitaip tariant, pamato visą šitą spektaklį, visą šitą gyvenimą iš anapusybės. Kodėl sakau spektaklį? Čia nėra jokio sarkazmo, jokios ironijos, čia yra visiška tiesa. Spektaklį vaidina mes visi. Mes prisiemam tam tikras rolės. Žmona, dukra, mama, vyras, vaikas, žodžiu, darbuotojas, kažkokia profesija. Ir mes kiekvienas vaidinam savo spektaklį, savo gyvenimo filmą. Ir čia nėra jokia perkeltinė prasmė. Todėl, kad tą filmą mes kuriam patys, mes programuojam savo gyvenimą. Ir ką tu užprogramavai anksčiau, tu gyveni šiandien. Arba ką užprogramavo tavo tėvai, arba jie buvo užprogramuoti, tai yra mentalinė genetika vadinama. Ir tu gyveni šiandien. Ir kaip galima keisti tą filmą, tai irgi mes keičiame. Aš dabar labai sudėtingus dalykus kalbu labai paprastai. Gerai, dabar žiūrėk. Ką dar aš pamačiau išėjusi į TikToką? Kad TikTok'e ten žmonės daugiadimensiniai, žmonės klauso tavęs, jų protas eina šaibom, suprantat? Man buvo toks nuostaba, toks ir juokas, kad sako, tu pati supranti, ką tu kalbi. O aš kalbu ir aš, žinot, nugriebiu tą grietinėlę. Visą grietinėlę šitų transformacijų, kurias aš perėjau, ir žmonės nepajėgus suprasti. Nes suprantat, kada mes einam transformaciją, ten yra tokie, gaunasi kaip laipteliai. Mes lipam vis aukštyn, pereinam vieną, įveikiam transformaciją, vėl lipam, užlipam, dar aukščiau, dar. Ir realiai mes dvasinė prasme kylame. Ir paskui gaunas taip, kada mes užkylame, mes žinom kiekvieno laiptelio arba kiekvienos klasės šitas transformacijos pamokas, žinome, nuo ko iki ko aš ėjau, iš kur į kur ėjau ir kur aš atsiradau. Suprantate, ten ant tiek viskas išjausta, tiek viskas išgyventa, tiek viskas išsijota, kad tu tenai viską žinai, tu nedaugiažodžiauji, kaip aš dabar. Čia nėra nei vieno žodžio, komentaruose kažkas rašo pas Lingitą, nėra nei vieno nereikalingo žodžio. Iš tikrųjų tai taip ir yra. Todėl, kad viskas yra išsijota, kiekvienas žodis yra išgyventas ir eina jau iš sielos. Jau mes ateinam į tokį lygmenį, kur siela kalba, kur siela išėjusi į pirmą planą. Ir pasakykit, jeigu žmogus neperėjęs transformaciją, jeigu žmogus nebaigęs 12 klasių, tas pirmokas, ar jis gali suprasti, ką kalba 12-okas? Ar jis turi tiek informacijos ir žinių? Ir bet tas 12-okas, jau jisai iš to klausimo, arba iš to heitinimo, arba jisai jau iš karto matai, kur yra žaizda. Tai suprantat, terapeutas. Kas yra terapeutas? Kad jisai per save perėjęs. Ne kažkur ten universitetuose teoriją išmokęs, atėjo jauna mergaitė ir pradeda pasakas pasakot. Ne? Aš nesakau, ta jauna mergaitė gali būti išgyvenus baisias traumas. Perėjus traumas ir tada jinai iš tų savo traumų, perėjus, išvadas padarius, perėjus tą savo, gali būti jauna ir tikrai jau 12 klasiai dvasinė prasme sėdėt. Dabar tos žvaigždžių sielos ateina vaivorykštinės sielos, indigo vaikai. Ir suprantat, ir tie jauni žmonės, jie, tikrai tokius dalykus šneka, kad, vyresni, ten ausis linksta ir nelabai suvokia.
Tai aš noriu pasakyti, mes esam labai daugiadimensiniuose lygmenyse. Ir dabar vertinti, kad tas ne taip kalba arba tas kitaip kalba. Aš klausausi kai kurių vedlių, man tiesiog ausį rėžia, man ten taip cypia viskas. Aš nesakau, kad visi yra, kurie tiesiog kaifuoju. Kalba kita kalba, atrodo, aš ten tos kalbos pusiau suprantu, pusiau nesuprantu. Aš kaifuoju, nes aš jaučiu pagal energijas, mes vat iš tos pačios planetos. Ir gali būt ta pačia kalba kalbėti lietuvių kalba ir būt visiškai kitoj, iš kitos planetos žmogus. Dabar ar aš turiu stebėtis dėl to? Jeigu aš nuvažiuoju į zoologijos sodą, suprantat, ašgi nepradedu tenai auklėti ir dresuoti gyvūnų. Kodėl tu esi liūtas, o kodėl tu esi meška? O tu iš vis ruoni, kodėl tu čia vandenį plaukioji? O tu kodėl tu čia dabar paukštis ir skraidai? Suprantat? Mes visi buvom programuojami būti vergais, kad mes pamirštume, kas mes esam. Bet kada mes atsidurėm, kaip sakant, kažkas musmirį pavalgo, kažkas atsidurė tarp pasaulių, kas įvyksta? Vat įvyksta tokie dalykai, kad pamatai užkulisius. Šitą fiziką, kas už fizikos stovi. Pasirodo, mes daugiadimensinės būtybės, pasirodo, mes turim kūnus, eterinį, mentalinį, emocinį, kauzalinį, kas yra priežastinis, intuityvų kūną, kaip sako šeštas jausmas. Tai yra jūsų šeštas kūnas, suprantat? Ir jisai siekia labai labai toli. Tai žodžiu, va šitą informaciją, kurią aš čia tau sakau, čia yra labai stipriai išsijota, labai stipriam žmogui. Jeigu tu manęs klausaisi ir daklausai iki čia, esi labai stiprus žmogus, aš tave labai apsikabinu. Reiškia, mes esam iš vienos planetos, reiškia, jeigu tu eini netgi labai sunku laikotarpį šiandien, tai yra labai prasminga. Tu žinok, kad tu labai prasmingai žygiuoji per savo kančią. Dėkok už tą kančią. Dėkok už tos žmonės, kurie tavęs nesupranta, kurie tave galbūt užgaulioja, kurie tenai kritikuoja tave, bet tu išmok tą energiją transformuoti. Už šitą informaciją tu man turi pasiųsti tiesiog intuityvų meilės apkabinimą, bučinį, tiesiog meilės energiją. Tiesiog atverk širdį ir pradėk transliuoti į pasaulį meilę. Nes aš tau siunčiu. Šitą informaciją, kurią sakau, tai yra daugiau sielos kalbėjimas tavo sielai. Pagavai? Labai džiaugiuosi. Tai va, mano mielas draugė, labai džiaugiuosi tavo energijomis, labai džiaugiuosi, kad jūs klausotės, kad esat kartu. Kam nepavyksta išeiti į savirealizaciją, atvykit, tikrai paskutinis seminaras, daugiau nedarysiu seminarų, nes man tiesiog labai daug išeina energijos, kur aš dirbdama asmeniškai labai giliai su jumis pasiekiu labai gilaus lygio. Bet jums yra naudingiau. Šitas seminaras jums naudingiau, todėl kad jum ir finansiškai labiau apsimoka. Ir jūs pradirbate, jūs atsidurėte tarp kitų žmonių, jau transformacijos vyksta. Ir tiesiog tai yra jums naudingesnis dalykas. Tai va, mano mielas draugė, apsikabinu tave. Jeigu nori pradirbti blokus, žiūrėk, pinigų blokus, jeigu tau ten stringa, jeigu turi skolų ypatingai, tai yra emocinės skolos, atvažiuok į Juodkrantę birželio 7-9 dieną. Jeigu jau praėjo seminaras, klausk, pradirbsim asmeniškai blokus. Aš žinau žmonės surakinti, žinau šitas būsenas, jeigu neišeini į savirealizaciją, kur pagal sielos planą pradeda strigti fizika, tai yra ligos, psichosomatika. Tai yra dėl to, kad tu neišėjai į savirealizaciją. Neieškok pagalbos pas gydytojus. Arba ieškok pas gydytojus ir gulėk. Sirk. Bet tai bus tavo sprendimas. Šitą informaciją, kurią aš tau pasakiau, tu turėjai išgirsti, turėjai prisimti atsakomybę ir žygiuoti savirealizaciją. Užtenka miegoti, nes turėsi per skausmus išeiti. Vis tiek išeis. Jeigu ko nedarai pagal sielos planą ir pagal nuspręstą
datą, nuspręstą laikotarpį, tai tiesiog pradeda kūnas strigti. Suprantat, kas vyksta? Blokai blokuoja, tave neleidžia. Viskas yra galvoj. Supraskit vieną dalyką. Visos ligos yra galvoj. Pasąmoninės programos, blokai, savęs stabdymas, lygiai tas pats pinigai, lygiai tas pats santykiai, lygiai tas pats tavo savirealizacija, tavo pinigai. Keisis pinigų sistema. Supraskit vieną dalyką. Žmonės taps bedarbiais, žmonės nebijos, žmonės vedliai, sako, daug vedlių. Vedlių yra per mažai. Todėl, kad tam tikro ligmens vedlių miega, suprantat, visi miega. Aš irgi miegojau. Aš irgi vėlavau 2 metus. Tada pradėjau sirgti. Suprantat, tada ir vos neiškeliavau. Ir tada kūrėjas grąžino. Aš jau čia pasakau savo istoriją, bet aš kalbu tau, kad jeigu tu sergi, tai reiškia, tu vėluoji savirealizaciją. Jau tu, supranti, tu pats savo uždėjai laikrodį. Taimerį. Supratai? Taimeris kas yra? Tiksėjo, tam tikrą valandą įsijungia šviesa. Tai va, pas tave lygiai tas pats, išgirsk, ką sakau. Va tu būtent taip, tau aš kalbu šitą informaciją. Aš ruošiu vedlius, patikėk, aš žinau. Dėl ko serga žmonės ir liga būtent kaip rykštė išvaro žmogui savirealizaciją. Ir kada žmogus pradeda realizuotis, pradeda misiją savo vykdyti, tada iš karto pasveiksta, pradeda energija tekėti lygiai kaip rankos. Jeigu žmogus turi gydyti rankomis ir jisai negydo, nepaleidžia energijos, nepraleidžia per save energijos, pradeda jį deginti energiją iš vidaus. Tai vat, gerai, mano mielas draugė, žodžiu, apkabinu tave, visą tai kalbu su meile tau, kad tu būtum sveikas, turtingas, protingas, vestum kitus, džiaugtumės gyvenimu, kad mūsų apsijungtų jėgos, mes pasąmoniai susijungtum, generuotum šitą meilės energiją. Man dabar kol kas laiko uždaryta, kad aš nevešiau meditacijų, bet nežinau, kada tu klausysies šito įrašo, bet ateityje tikrai vesiu. Ir asmenės vedu, grupiai vesiu, žiūrėkit, naujausia informacija bus paskelbta po įrašu, nes nuolat atnaujinama. Tai ką, mėlėjai, šiandien tiek. Džiaukimės žmonėmis, kurie yra biologija, kurie tik zoologijos sodas, nebandykim pakeisti to zoologijos sodo, tai yra tiesiog skirtingos dimensijos, atvažiavom to patirti, susipažinti, pasidžiaugti ir išeiti. Taigi, zoologijos sodas tegyvuoja, spektaklis tęsiasi, laukite tęsinio, iki susitikimo.